Aš esu Valdemaras Giedrimas, gydytojas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojas. Aš esu Vilija, sveikatos kaučerė. Na ir mes pastebėjom, kad iš tikrųjų dabar žmonės pradėjo labiau domėtis savo sveikata, nes pamatė, kad būt greičiau priauga svorio, dažniau serga ir pagalvojom, kad galbūt yra natūralus būdas, kuris gali padėti žmonėms. Dėl to atsirado tokia programa. Programa tai naujystė sveikatos programa, sveikatinimo ir svorio mažinimo. Dar pridėsiu, kad žmonės, kurie tikrai nori gyventi sveikiau, ilgiau, kokybiškiau, keisti savo įpročius. Tai naujystė yra nauja jaunystė, kurios tikslas yra natūraliom priemonėm tapti sveikesniais, gražesniais ir galbūt lieknesniais. Erdvė, kurioje mes esam, kur vyksta programa, irgi yra labai svarbi. Išbandėm nemažai vietų, bet labai džiaugiamės, kad esam atradę Margio krantą. Tikrai puikios erdvės, puiki salė prezentacijoms, puiki erdvė yra pokalbėms, bendrystėms, dažnai prie barų irgi žmonės sustoja arbatos išgerti. Taip pat yra lauke nuostabu, šiandien viena dalyvė sakė, kaip čia yra gražu. Tiesiog rūkas kyla, paukščiai skrenda ir tikrai yra nuostabu. Erdvė visada jinai padeda išgyventi, padeda išjausti ir kai esam būtent tokioj badavimo, susilaikymo fazėje, tai ta medžiai, gamta, ežeras, žalia žolė, aplinkui krūmai, viskas įkvepia mus dar tokiam sveikesniam, gražesniam gyvenimui. Mūsų programos metu yra ne tik gydytojas, bet yra labai stipri edukacinė programa. Tai atvažiuoja svečiai, gydytojai, skaito paskaitas, taip pat Valdemaras, programos gydytojas, irgi skaito paskaitas, mes išsiaiškinam viską iki ląstelių lygio, kas vyksta, mums badaujant, nebadaujant, kaip valgom. Tai vėlgi, kai mes suvokiam, kas vyksta, tai vėlgi lengviau yra ir pabadauti, papasninkauti, lengviau susilaikyti nuo maisto ir paskui gyventi sveikiau.